Sveiki, prie Mercedes variklio esam. Pas Rolandą čia kažkodėl geriausia aura yra visiems susirinkti. Tylu, ramu, nieks negrėž, netriukšmauja, nevyrim, nes ir tokiais darbais dar užsiemam. Šiandien pašnekėsim apie variklio lėtumo, sakykime, surinkimo lėtumą. Kodėl jie nesigauna, kad paėmė, sumetė, pamatavai kažką, užverži pagal knygą ir viskas. Pirmas niuansas tai yra, kad jie turbūt estetiškai gražus, tai yra sauduojami, smėliuojami, sakykime, plaunami, šveičiami visi kanalai ir taip toliau. Po to dažymai ir lakavimai, ar kas kaip nori, gal nori miltelinių, visą tai labai užtrunk, visą tai pinigai iš tikrųjų yra. Sekantis etapas, aišku, mechaniniai darbai, tai yra nušveitims prieš renkant arba išardžius, sužiūrėjams visko, dažniausiai dar kartą renkant būna, kad pasimato, kokios yra problemos. Atsiminkim, kad tai yra senas variklis ir jisai jau daug mechanikų matęs ir metalas vyrais pavargęs. Jei per daug mechanikų praėjus, randama labai daug defektų arba netitikimų. Ypač jeigu perki naujas detalės, kurios buvo pagamintos. Apie tai Rolandas šiek tiek papasakos. Tai va, tas ilgumas iš to ir yra, kad kas įkišo nagus netaisyklingai įkiša, kas sudėjo detalės, gal netokias ar negeras detalės. Ir va, su kokiais niuansais, Rolandai, pasakyk, mes čia susidūrėm, gal, sakykime, šią savaitę norint jūs tvarkyti. Sveiki. Niekad naują negaliu pasakyti, tik tiek, kad kiekvienas, kas taisa senus variklius, turėtų žinoti, kad visur atsiranda blogų sriegių sugadintų, laisvų vietų, kur kas kliba. Pavyzdžiui, parodyk čia tą vietą, praeitam video bandėm akcentuoti biškį. Tai va čia va yra kaišė kurį laiką įtempėjus visus. Ir va dabar gavas taip, kad jau kai aš jau kaip ir paskutinis remontuotojas, tos vietos jau yra išbelstos, jau jos laisvos. Tai bandžiau čia kažkiek kernuoti, sudinti ant aerobinių klijų. Kad pirmiausia alyva netekėtų pro čia, sumažinti klebėjimą. Į tokias vietas reikia atkreipti daug dėmesio, nes ir tai ir labai stabdo procesą visą. Gal daug ir nevažiuosiu to varikliu, daug, kaip sakant, nedarbinė mašina, bet vis tiek estetiška, kad kažkur alyva neprasiskverbtų, nevaiko ar dar kas nors. Turi pasisengti iš anksto. Daugiau va čia, pažiūrėjau, aliuminė situacija, va čia restauruotų, dažytų pompų, korpusas tiksliau. Matot, kaip pažeistas yra korozijas, kiek jau bandom viską sutvarkyti. Tokie va visokie reikaliukai. Jie labai daug laiko užima, taip po biškį. Gražiai, ką galima, cinkuojam, ką galim darom, tai va dažom, naujas poviržlės, visą kitą. Taip, po biškį, aišku, laiko daug užima, visi per naują grandimai, visur buvo hermetikai, čia, pavyzdžiui, buvo daug hermetiko rūdžių, žodžiu, per jėgą kažkas buvo prisukta, taip pat. Viską turi paruošti, vėl per naują, sutvarkyti, paruošti surinkimui, peržiūrėti visus rėgius, ir va taip procesas ir vyksta. Dar viena detalė tokia pagaminta yra, kadangi jos jau turbūt originalios gauti neįmanoma, čia yra dangtelis mechaniniu būdu, reiškia, perduoda per troselį, per reduktorių, kad rodytų tachometras apsukas. Kaip senoviniu būdu, tai va matot pagamina detalę. Į kiekvieną dalyką turi peržiūrėti per naują, čia jau išlieta, čia ne originali. Ir tas reduktoriukas pagamintas yra specialiai tam reikalui. Ir va gamino ir vienoje vietoje prasileido, kaip dabar sako. Ir va čia va jau bėgs alyva per tą tarpą. Grinai va tame griovelį. Vėl reikia per naują kažką daryti, vėl spręsti tą reikalą, kai išlaika, nes palikti negali, čia akivaizdžiai viskas apibėgs. Tai va iš tokių smulkmenų atrodo, kažkur jeigu pražiopsosi, vėl per naują reikės viską daryti. Taip, po biškį, laiką gaištam, rezultatas šioks toks yra. Tiek kol kas.
Taip, tai palengva renkas, dankelis jau irgi paruošt pilnumo yra. Akcentuojama yra, kad tas buvo surūdėjęs visas. Viduj nesimato, kam jį reikia tam cinkuoti ar dar kažką. Kam reikia tos rūdės kristų į tepalą ir ten visur drožtas. Paimkim jį, uždėkim, pažiūrėkim, ar jisai čia mums tinka ir gražiai atrodys. Kaip gražiai atrodys. Dar kažkur tais turėtų dėtis. Prisisuks. Aš manau, kad šaunu, o visą kitą pamatysit tolimesniuose susirinkimuose. Kaip visą laiką, dugnas puikus, ne vienas rudelis, ne vienas skylutės. Kai nusmėliuoji pasimatą visą laiką, tai turėkit omeny, atsirand skylių, gerai, jeigu tik atsirand skylių tokių, viskas tvarkoj, padarysim, bet kai tau nebebūn nei slenkščių, nei numontuoti mašinos nebegali, tai kits. Šitam irgi kaip ir nieko neturėjo būti, radom skylės, užvirinom šičia gražiai, kaip padaryta jau yra. Čia skylės buvo, bet vėlgi klientų sakau, pažiūrėk, kaip koks darbas buvo, matai? Kniedė ir daugiau, jeigu tu matysi, čia, kniedė ir tai visas priknedžiuots, su kniedėm sutvarkytas ir užtartas hermetiku. Hermetiku, ko užtarta yra gerai, kiti sako, kad tai yra paslėpimai, vadavina kniedė, ir taip vis. Jeigu kniedėta, tai garantuotai bus taip. Skarda ant skardos, o tarp skardų ir iš karto rūdžiai. O šičia irgi suknėdėta ir čia po hermetiku bus rūdis po tą skardą. Reikia normaliai tvarkant, kaip ten visi ten kokios siūlės parodyk, dar kažką tais. Jeigu normaliai prasileida siūlė, tai yra geriau negu su kniedėm padaryta, tai yra 100 kartų geriau. O tokie gražuoliai pas mum atvažiuoja. Šitas yra atvažiavęs, jeigu nori gali užmėgti akį, vidukai buvo senoviškai padaryta mediena ir pats jisai iš pusę medžio, dabar bijau pameluoti, tas iš pusę medžio yra ar ne? Nesu ekspertas, man labiau atveš tvarkyti tam tikras dalykas, aš jas tvarkau, o į modelius, kokie ten modeliai skaičiai ir taip toliau, jau kai reikia nykti, tada įnyksta. Visas medinis salonas, kaip gražiai atrodo. Mašiniuks važiuojantis, viskas tvarkoja, kurios puikiai. Vienas iš įdomesnių tokių dalykų būtų posūkiai, dabar neįlysiu aš ten ir neparodysiu, tai čia yra posūkiai, jie su magnetinė relė pasikėlė ir plus šviečia. Dieną nelabai aišku pamatysi, bet naktį neblogai matas, tai viskas tvarkoja. Šitam čia žmogus nusipirka, galvoja užsidės plasmasinius tos, kur sakau, niekad nedėkit, todėl viskas pūn viduj, tai netika. Gaila, tai darysim, jis jau pasiruošęs smėliuot, bet dar neišvažiuoju smėliuot. Čia tas važiaurusas mūsų variants, palengva jūt, bet taip jau išlieta. Ir galim pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Man čia iš apačios, jeigu gali, čia suvirinta, viršui, švalcuota, padaryta, suvirinta, ten visa kišenė yra suvirinta. Čia, kad jūs įsivaizduotumėt, faktiškai niekad nebuvo. Toliau darbai tęsime, susiein viskas labai gražiai, labai tvarkingai. Tai sakau, galima prisikabinti prie tos vasilėlės, tačiau tai yra geriau negu suknėdėti arba nieko. Šis gražuolis atvažiavo važiuojantis pas mum, nieko nedarysim, savininkas sakė, gal pats susitvarkys. Ir vėlgi nusmėliu dugną, padengti, ale nesakė, kad rudelį yra, tai arba skylių ir yra, irgi stovant virinimas. Šitą jau matėt, jis jau paruoštas yra nusmėliuotas visas, jau paruoštas virinimui. Galima pasižiūrėti, kaip gražiai, kaip skylės atsiveria. Matos visas skylės, kurios pasmėlėjama. Galia ten irgi pažiūrėk, tai pilna tų skylių. Tiesiog baisu. Ir moments, kai mes galvojam, kad tik tais priekį pasidarysim ir dėsim variklį, visą kitą pasivirti jau tokį pragarišką, arba mes klaukam, arba jeigu nori darom, virinam. Šitam orinė pakaba yra, jinai nuo 8 barų tik pradeda sipūst, plus antifrizas pilas ją. Kas žinot, dėl ko tas antifrizas pilas į orinę pakabą, galite komentuoti.
pasakykit. Tai bus daugiau video apie jį, dabar jau kompikai nupirkti, dėsim, reguliuosim, nes kitaip skersti variklę negalim, nors jis yra vėlgi iš po kapitalinio surinkti, bet skersti negalim, kol nenustatėm tikslios bėdos, kodėl jis nesikur, nors jis vienu momentu buvo labai gražiai užsikūręs. Tai vėlgi tada reikia jau užkur padaryti, kai jis būtų važiuojantis, bent jau variklis dirbtų gražiai. Ir ar tada skersim jį, nors ten tik tai šliaužikus pakeisti, bet gal vėlgi kaip peselę galim rasti, ten žinai ko. Nu, žiūrėkim, ten, kur mechanikai jau buvo vieną kartą įlindę įkišę savo rankytės auksinės, tai kaip čia pasakius, kartais padaro gerai, o kartais, nepavyks vyram. Būnai man nepavyks. Ir pas mum atvežėjęs Toyota senesnė, smėliavimą pradėti ir va taip atsivir visos skylės, o kuo gražiausiai smėliuotas pirštinius palikęs yra, viskas tvarkoj. Ir va taip atsivir skylės, kur buvo su hermetikų užtaisytos iš anos pusės, valas neblogai, bet tur labai daug skylių, bet žmogus sako, kad geresnio kėbulo negavo, tai reikia tas daryti. Ir va, ką mes šnekėjom, tai va irgi čia buvo tvarkytas su knydėm, dar plus uždėtas hermetikas, kad jos nepūtų. Kaip ir neblogs sprendimą būtų, kad neįtų drėgmė, nes tarp dviejus kartų iš karto rūdis metas. Tačiau vis tiek rūdžiai yra. Ir užtenka tik vieną plyšelę labai mažučią mikroskopinę, per kurį nuo šilumos ir šalčio skirtumo, nuo kondensato viduje susidarimo, jinai pradėtų rūdyti ir jinai galų galiai išrūdys. Geriau jau išpjautą lopą ir įvirinti. Ir va, taip atrodo, kai nusismėliuoja. Tai žmonės, mums tik atvežė nusmėliuoti ir nugruntuoti, nugruntuosim ir žmonės susivirins, virinimo darbų daug bus. O suvirintųjų mažai, prašalinimų ir užmačiau čiupui daromos bakui juostos. Jų nėra pirkti, arba gal iš kokios Japonijos, ne, iš Amerikos, džips. Aš visus jas vadinu džipais. Man jie 4x4, didesnis, pro mišką pravažiuoti gali, tai jisai džips. Gal reikėtų sakyti visureigis. Taisyklingiau būtų. Tai va, bet čia šiuo atveju čia džipai yra. Čeroka. Ir padarysim, o bus naujos. Bus tvarkingai ir nesupus. Nes ir tikrus nepadengsim, ir gruntų padengsim. Jeigu norėtų ir raptrim padengti, ar dar kokio vėlinčio visokiais tinkais gali dengti. Visko yra. O tokiose mini restauracijos gaunas. Tai va tiek, šiandien kartoj dirbama su tokiom priemonėm, kad detalės užsakinėti, schemas visas atrandam visas tokios ir išsiaiškinam, kad tai yra nuo vieną mersą, po to yra nuo kitą mersą ir panašiai. Ką, iki sekančių.